Aš pirmiausia norėčiau pradėti ne nuo rungtynių, bet norėčiau padėkoti Mantui Frydrichui už visą tą laikotarpį, kol nedalyvau treniruočių procese dėl suprantamos priežasties. Manau, kad fantastiškai susitvarkė su visais iššūkiais ir ruošė komandą pirmos lygos kovoms. Padėjo ne tik tai aikštėje, bet ir už aikštės ribų, tai didelis dėkui jam ir didelė pagarba. Taip pat ir norėčiau padėkoti ir klubui už supratimą tokioj situacijoje. O apie rungtynės, tai, paminėjote, jie įmušė, mes neįmušė. Manau, kad turėjom pakankamai šansų ir gerų progų, kad tas rungtynės nepralaimėti. Bet gaila, nepavyko pasinaudoti savo progomis, o įvartis praleistas po standartinės padėties. Tai, iš tikrųjų, skaudus tokie dūriai iš varžovų, kadangi gana kontroliuojamos tos situacijos, standartinės padėtys. Aišku, turėjo jie ir savų momentų kitose išpuoliuose, bet apskritai manau, kad pirmam kėliny nepavyko tą, ką buvom suplanavę. Žinojom, kad jie žais aukšta gynybos linija, buvom tam pasiruošę, bet kaip matėt, turbūt kokius 5 kartus papuolėm į nuošalę. Todėl visai nepavyko atakuoti erdvės už gynėjų nugarų. Ir ką žaidėjams sakiau prieš rungtynes, tai irgi, manau, neįvyko pirmam kėliny. Sakiau, kad jeigu nepavyksta daryti dalykų, kuriuos esam susitarę, ar nepavyksta žaisti su kamuoliu, tai tada reikia tiesiog labai kovoti, daug energijos įdėti, 50-50 kamuolius laimėti ir tokiu būdu stengtis žaisti futbolą. Šiandien turbūt varžovus nustebino šiek tiek startinę sudėtimi. Įtraukėt pagrindinės vyrų komandos žaidėjus Janį, Justą Paštuką ir kitus. Kaip šis sprendimas, kaip manot, davė vaisių? Nenoriu labai komentuoti šitos situacijos, ar padėjo, ar nepadėjo šiandien tie žaidėjai, bet esmė, kad taip jau esam B komanda, tai yra toksai, kaip pasakyti, proceso dalis. Kai kurie žaidėjai grįžinėja po traumų, kai kurie turi mažiau žaidybinio laiko pirmoje komandoje, tai faktas, kad B komanda yra ta terpė, kurie tas minutės gauna. Aišku, norėtumėm, kad jie mums labai padėtų tose rungtynėse. Taip kartais įvyksta, kartais neįvyksta, tai čia jau kiekvienas pažiūrėjęs rungtynės gali savo išvadas pasidaryti. Jau interviu pradžioje pats paminėjot padėką Mantui Frydrichui, šiandien jau pilnai atsistojęs, vadovavot savo komandai visas rungtynės. Kaip jaučiatės, ar jau pilnai grįžęs į ritmą su komanda? Smagu, žinoma, grįžti ir į treniruočių procesą ir į rungtynės pilnumoj. Faktas, kad to labai pasiilgau, tikrai labai geras jausmas. Aišku, kažkiek, kai nebūni su komanda, jos taip stipriai nejauti, kažkiek nuo jos atitolsti, bet manau, čia tik tai labai nedidelio laiko klausimas.